Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Bedarbiai, kaip kasmet, bus kviečiami dirbti viešuosius darbus. Tiriami Respublikos jaunimo poreikiai. Buvusioje Ledo arenoje Dixilando festivalis. Kaip kasmet, taip ir šiais metais Panevėžio miesto savivaldybė kartu su darbo birža rengėsi 2012 metų viešųjų darbų programos vykdymui. Atliekami laikino pobūdžio darbai, įvairūs smulkaus remonto, aplinkos tvarkymo darbai. Todėl iki šių metų lapkričio 30 dienos yra priimamos įmonių, įstaigų ir organizacijų paraiškos. Ir kadangi yra skirtas pinigų kiekis ribotas, tai yra valstybės deleguota funkcija ir mums yra skirti pinigai būtent tam tikslui, todėl yra darbo atrankos komisija pagal pateiktas paraiškas atrinks darbdavius, kurie vykdys darbų programą. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti, bet kartu norėčiau pabrėžti, kad šiais metais kai kurie darbdaviai labai aktyviai prašė viešųjų darbų, jų nevykdė. Tai yra labai blogai, nes tų pinigų panaudoti kitiem tikslam mes negalim, mes tos pinigus privalom grąžinti valstybei. O kiti, galbūt darbdaviai, kurie iš tikrųjų norėjo tų darbų ir jų negavo, kadangi trūko lėšų, todėl prašyčiau labai atsakingai pažiūrėti, pildant paraiškas viešiesiems darbams. Darbdaviui pagal viešųjų darbų sutartį įdarbinusiam darbo biržos siųstus gyventojus už kiekvieną žmogų mokama darbo užmokesčio pagal tą mėnesį galiojantį vyriausybės patvirtintą minimalų valandos atlygį, valstybinio socialinio draudimo įmokų, nepanaudotų atostogų kompensacijos, kitos su viešųjų darbų atlikimu susijusios išlaidos. Prioritetai bus iš tikro biudžetiniam įstaigom, mokyklom, darželiam, kadangi jiem finansavimas yra nedidelis, kaip žinom, o tokių tvarkymo ir pagalbinių darbų yra labai daug, todėl ir labai atkreipsime dėmesį į tuos darbdavius, kurie nepanaudojo lėšų. Tiem beveik tikimybės, jeigu bus truks lėšų ir bus daug paraiškų, tiem tikimybės gauti šiais metam tikrai bus maža, kadangi iš tikrųjų tai yra blogai, kai nepanaudojam tų lėšų. Kompensacijas darbdaviams moka darbo birža ir savivaldybė. Pirmoji 60, antroji 40%. Viešuosius darbus dirbti žmogus gali iki 6 mėnesių. Vidutinė darbo trukmė paprastai pustrečio mėnesio. Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlieka išsamią jaunimo poreikių analizę visose 60 šalies savivaldybių. Panevėžio rajono jaunimas nuo 14 iki 29 taip pat kviečiamas pildyti specialiai šiai apklausai parengtas anketas. Klausimų įvairiausių ten yra, nuo kurių nelabai mėgsta atsakinėti, kiek teko matyti anketas, lytinis gyvenimas, nuo, sakykime, mokyklos lankymas ar darbinis užimtumas, studentija, kaip jiems sekasi. Klausimų 99, tikrai anketa yra labai didelė ir apimtis jos labai tokia, kai kada būna potuštė kai kurių anketų, nes jaunimas patingi gal atsakyti, patingėjo bent jau, bet aš manau, kad tie tyrėjai, kurie, sakykime, platino ir atsiuntė padaryti tyrimą, surinkti tas anketas užpildytas, aš manau, jie tikrai įvertins, analizę padarys, kas pas mus yra, kokios problemos daugiausiai iš tų anketų matyti, ar darbinis užimtumas, ar laisvalaikio nebuvimas. Domimasi rajono jaunimo reikalų koordinatoriaus teigimu ne tik tuo, kaip jaunam žmogui sekasi rasti bendrą kalbą su bendraamžiais, ar mokytojai nepikti, bet ir tuo, kokią dokumentaciją pildo jaunimas, ar veikia elektroninė valdžia. Tyrimą žadama baigti kovo mėnesį, o kol kas rajone stebimi optimistiškai nuteikiantys jaunimo aktyvėjimo procesai. Labai džiaugiuosi, kad suaktyvėjusios nevyriausybinės politinės partijos, kurios inicijavo vėlgi trečią kartą apskritojo stalo, tai yra jaunimo organizacijų sąjungos apskritasis stalas įsteigimą, kuris tikrai pasistumės gan žymiai ir aš manau, kad gal kitą savaitę, tikėkime, kad tikrai kitą savaitę jau bandysim įregistruoti ir turėsim rezultatą, turėsim apskritai stalą, į kurį įeis ganėtinai nemažai jaunimo organizacijų. Deja,
Apgailestaujama, kad kaimuose veikiančias jaunimo organizacijas vargina tos pačios kaip prieš daugelį metų problemos – lyderių stygius. Todėl tvirtinama, jog kitais metais bus rengiami mokymai, padėsiantys sėkmingiau juos rasti ir išugdyti. Lapkričio 19-osios popietę koncertinė įstaiga Panevėžio garsas muzikos gurmanus kviečia į pirmąjį Aukštaitijos sostinėje Dixilendo maratoną Pandixi 2011. Festivalis respublikinis. Šiame festivalyje ketina dalyvauti apie 200 muzikantų, solistų, šokėjų. Iš tikrųjų, maratonas pavadintas todėl, kad iš tikrųjų, beprotiškai 8 darbo valandas, sakykime, mes visi dirbame darbe. Čia Babilone 8 valandas vyks muzikinis maratonas, pavadintas tokiu gražiu pavadinimu. Tai nuo 14 valandos iki 22 valandos vakaro. Visą programą, kuri yra mūsų svetainėje, tiek žiniasklaidos priemonėse, kokie kolektyvai dalyvauja, tikrai gali mūsų panevėžiečiai ir miesto svečiai susižinoti. Tad nuo naujojo Orleano bliuzų iki tautinių melodijų mes pristatome iš tikrųjų panevėžiečiams unikalią galimybę pamatyti, išgirsti tikrai gerą muzikos dozę. Koncertinė įstaiga Panevėžio garsas žiūrovams parengė ypatingą staigmeną. Įkūrė naują Dixilendo grupę, tuo pačiu kaip ir festivalis pavadinimu. Jai vadovauja orkestro atlikėjas Igoris Švetko, grojantis klarnetu. Trimitu groja Vidas Dulkė, trombonu Romualdas Kepalas, tūba Laimutis Raziūnas, bandža Leonas Dambrauskas, saksofonu Armandas Masionis, mušamaisiais Algirdas Salikas. Na, o idėja rengti respublikinį Dixilendo festivalį taip pat neatsitiktinė. Labai gaila, kad Panevėžyje tokio festivalio nebuvo. Birštonas, jis yra pradininkas, jame vyksta kiekvienais metais festivaliai panašaus žanro. Vilnius, Kaunas, Klaipėda taip pat gali pasidžiaugti. Panevėžys turėjo džiazo festivalį, kurį organizavo Rimantas Bagdonas. Na, o man kilo idėja parašyti projektą būtent Dixilendo festivaliui. Ir labai džiaugiuosi, kad Panevėžio miesto savivaldybė šį projektą rėmė ir remia. Tai naudodamasi progą tikrai noriu pasakyti, kad šį projektą noriu išauginti iki tarptautinio lygio. Į festivalį atvyksta respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose pripažinimą pelnę kolektyvai. Panevėžio muzikos mokykla ruošia staigmeną vadinamą pasirodymą, o miestelėnai kviečiami ne tik žiūrėti ir klausytis, bet ir šokti. Vienintelė Baltijos regione automobilių kompresorių gamintoja, uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio Aurida, net ir sunkmečiu gebanti nustebinti naujos kartos gaminiais, vertinamais ne tik rytų, bet ir vakarų rinkose, ruošiasi 2012-iesiems. Ketinama bemaž dvigubai padidinti gamybos apimtis. Šiais metais mes kažkur tai turime išeiti į 55-60 tūkstančių kompresorių. Sekančiais metais mes jau turim užsakymų, garantuotų užsakymų apie 90 tūkstančių. Dabar mūsų keletas vadovų yra išvykę komandiruoti Ukrainoje ir, reiškia, pravedamas dėrybas su įvairiom kompanijom, kurios gamina transporto priemonės, tokias kaip autobusus, sunkvežimius. Todėl, reiškia, tikslinami dar sekančių metų kiekiai. O kas liečia Rusiją, tai mes jau turim garantuotą kiekį ir jis pakankamai didelis. Aišku, tikėjomės mes ir šiais metais žymiai daugiau pagaminti. Didelė viltis buvo gauti apyvartinių lėšų, tačiau mes matom, kokia situacija yra Lietuvoje, tiksliau, kokia betvarkė yra Lietuvoje su bankais, kreditinėm institucijom. Ir aišku, bankai užsiema savo visokiais žaidimais, mums reikia dirbti, gaminti, čia nėra kada mums užsiminėti tom nesąmonėm, todėl, reiškia, Panevėžio Aurida, mes praradom šiek tiek laiko, spręsdami apyvartinių lėšų klausimą, kai pamatėm, kad apyvartinių lėšų klausimas nebus įspręstas čia Lietuvoje, mes radom kitas išeitis ir todėl, reiškia, pravestos dėrybos su mūsų pirkėjais buvo,
atitinkamos suderintos sąlygos ir šiandien mes turime, reiškia, garantuotus užsakymus. Panevėžio Auridos generalinis direktorius neneigia. Pastarieji keleri metai bendroviai buvo itin sunkus, tačiau teigiama, jai pavyko išgyventi 2009 ir 2010, o šiais įvykdyti savuosius įsipareigojimus, nors ir pakoregavus strateginius sprendimus, ateinančiuosius jau yra prielaidų vadinti gerokai sėkmingesniais. Mes turėjome įvairius projektus, reiškia, kuriuos iki krizės mes buvom pradėję. Tai sakykime, mes šiandien kai kurios projektus pristabdėme, kai kuriais vyksta dėrybos. Čia aš kalbu apie Baltarusiją, reiškia, yra 2 projektai Baltarusijoje, yra, reiškia, Rusijai vienas projektas, reiškia, irgi vyksta. Turim su Kinija projektą, jis irgi toliau vyksta, yra naujas gaminys jau, reiškia, kaip sakant, galutinai baigiamas suderinti. Todėl, reiškia, galbūt sekantis metai bus mums, kaip sakant, ir įdomesni ir naudingesni. Ne per seniausiai Panevėžio Auridoje dirbo 240 dirbančiųjų, šiandien darbuojasi 170. Pastaruoju metu tarpininkaujant darbo biržai, trūkstamų specialistų radus ir pačiai įmoniai, naujai įdarbinta per 30 darbuotojų.